Azartiniams lošimams dalis lietuvių tikrai negaili. Azartinių lošimų įstaigose lietuviai vien pernai paliko apvalę sumą apie 80 milijonų eurų. Priežiūros tarnyba pastebi, kad į lošimų liūną įklimpsta vis jaunesni, dažniausiai vos tik mokyklas pabaigę jaunuoliai. Iš tokių lošėjų specialistai gauna ir prašymų, daugiau jų prie azartinių lošimų nebeprileisti. Vien pernai tokių prašymų sulaukta daugiau nei 400 tūkstančio ir specialistai tikina, kad tai tik ledkalnio viršūnė. Į azartinius lošimus įjunkę gyventojai nė nepastebi, kaip įsisuka į žaidimų ruletę ir nebegali iš jos ištrūkti. Pasak lošimų priežiūros tarnybos, šis sulaukia vis daugiau jaunų žmonių prašymų nebeprileisti jų prie kasino durų ir lošimo aparatų. Specialistai sako, kad lošimų liūnas jaunimą įtraukia palengva. Iš pradžių suvilioja pramogą, galimybę atsipalaiduoti ir pabėgti nuo rūpesčių, o vėliau tampa baisia kasdienybė. Tarnyba pagalbos prašymų vis daugiau sulaukia iš 18-mečių ir 20-mečių. Vieni ateina dėl to, kad jaučia, kad jiem jau neišeina nelošti, nes sako, jau visos mintis, ką aš begalvočiau, ką aš bedaryčiau, tai aš benuspręsčiau šiandien daryti, vis tiek aš atsiduriu lošimo namuose ar ten automatų salone. Skaičiuojama, kad vien pernai lošimų įstaigose pralošta apie 80 milijonų eurų. Dar beveik 60 milijonų eurų žmonės atseikėjo pirkdami loterijos bilietus, nors čia maždaug pusę tos sumos ir išlošė. Daugiausia pernai pralošta riboto išlošimo automatais – 28 milijonai eurų. Prie lošimų stalų išleista suma pernai padidėjo iki 20 milijonų eurų. Tiek pat gyventojai pralošė ir lažindamiesi. Vertinant tos finansinės rodiklius ataskaitas, ką mes gauname iš lošimų organizatorių, mes galim sakyti, kad didėja lošimų organizatorių bendrosios pajamos. Tai augimas yra 17%. Tai galima sakyti, kad žmonės galbūt išleidžia daugiau. Lietuvoje maždaug 3 žmonės iš 100 yra įjungę į lošimo automatus kazino ir tapę priklausomi nuo azartinių lošimų. Pernai prašytis pagalbos į priklausomybės ligų centrą kreipėsi 18 žmonių, daugiausiai jauni. Pasirodo, jie į azartinius lošimus įsitraukia jau mokykloje, kartais įsiskolina draugams, kartais pradeda vogti iš tėvų. Tėvai skambina, klausia, ką aš galėčiau padaryti dėl savo vaiko, nes jisai lošia. Mes jau sumokėjom ten 100 tūkstančių ir 10 tūkstančių litų už kreditus, visai vagia iš mūsų kortelės pasiima ir, tarkim, ten daiktus neša, tai jie kreipiasi ir jie aiškinasi, ką galima daryti. Bet toks žmogus būna dažniausiai nekritiškas pats savo lygai ir jisai pats pagalbos neieško. Kiti būna, kad vieną, kitą, trečią kartą pralošė stambesnę pinigų sumą, žymiai stambesnę negu planavo. Tai tada išsigąsta. Tiesiog ateina, sako, aš matau, kokie ten sėdi ir aš bijau tokių tapti. Anot specialistų, jaunimas siekdamas atsikratyti nenumaldomo potraukio azartiniams lošimams labai greitai pereina prie kitos priklausomybės, pavyzdžiui, prie alkoholio, narkotikų, o lošti taip ir nesiliauja. Tad į priklausomybės ligų centrą dažniausiai patenkama jau nebe su viena bėda, o su keliomis. O išėjus iš gydymosi įstaigos visą gyvenimą reikia dėti pastangas susilaikyti nuo azartinių lošimų. O jūs ar tikite, kad iš loterijų ir azartinių lošimų galima praturtėti? Jūsų nuomonės laukiame apklausoje portale žinios.lt. Laidos